Finalo vertas krepšinio spektaklis. Tokį pasirodymą išvydo visi gegužės 9-ąją atvykę stebėti Plasta sostinės A lygos finalinio susitikimo, kuriame dėl aukso medalių kovojo Mykolo Riomerio universiteto ir krepšinio klubo Tegra komandos. Pirmuosius taškus rungtynėse pelnė būtent pastarieji. Deja, jie nebuvo pranašiški. Taškas į tašką, pabėgant vos keletą akių porai sekundžių. Tokia buvo pirmoji susitikimo pusė. Antrą kėlinio minutę rezultatas buvo 4-9 MRU naudai. Tačiau Tegra susiimdavo ir vis sulygindavo rezultatą, o likus žaisti pirmajame kėlinyje 3 minutės išsiveržė į priekį 13-11. Apsikeitę rezultatyviomis atakomis, pirmos 10 minučių buvo sužaistos rezultatu 19-17 Tegros džiaugsmui. Per pirmasias antrojo kėlinio minutės taškus toliau rinkosi Tegra su Martyno Girniaus gražiais metimais ir baudų realizavimais, didindama atsvarą 24-17. Vėlgi neilgam. Rezultatą MRU sulygino 5 kėlinio minutę, o toliau didėjančios Tegros klaidos lėmė, kad į didžiąją pertrauką išeita rezultatu 35-40 su nedidelė MRU persvara. Trečiajame kėlinyje nė viena komanda neplanavo nusileisti. Varžybos vyko taškas į tašką, kaip ir buvo galima tikėtis. Kėlinio viduryje Henrikas Šliogeris pelnė 3 taškus ir rezultatas tapo lygus 47-47. Tačiau studentai neatleido vadžių ir iki pat kėlinio pabaigos susikūrė 3 taškų persvarą 57-60. Ketvirtąjį kėlinį Tegra nusiteikė rimtai, kelis kartus išlygino rezultatą. Tačiau Roko Jukonio metimai sukrovė 4 taškų persvarą, kurią šiek tiek sumažino tik taiklus Gabrieliaus Ramono tritaškis 65-66. Likus žaisti 3 minutėms Tegra išlygina rezultatą, o likus 1 minutei ir 50 sekundžių Martynas Girnius įmeta 3 taškus ir pirmą kartą kėlinyje Tegra įgyja pranašumą 79-78. Visgi pirmą ir paskutinį kartą. Likus vos daugiau nei minutei, Tadas Lukša ir Deimantas Pavolskis realizuoja po 2 baudos metimus 79-84 MRU priekyje. Likus žaisti 16 sekundžių, Tegra sumažina atskirtį iki 4 taškų, tačiau prasižengia ir Rokas Jukonis meta baudas. Realizuoja jas abi ir skirtumą didina iki 6 taškų. Paskutinį metimą likus 7 sekundėms įmeta Henrikas Šliogeris iš Tegros, bet tik sumažina skirtumą 83-87. Aukso medalius ant kaklo kabinasi Mykolo Riomerio universiteto studentai. Daugiausia taškų nugalėtojams 25 pelnė Rokas Jukonis, po 22 ir 20 atitinkamai pridėjo Tadas Lukša ir Modestas Gilys. Tegros komandoje rezultatyviausias buvo Martynas Girnius su 19, Vitalijus Lukša su 17 ir Gabrielius Ramonas su 12 taškų. Antrąją vietą užėmusios Tegros treneris Arūnas Umbrasas išliko optimistiškas. Jo manymu, iki pergalės pritrūko tiesiog lašelio sėkmės. Sakykime, gal pritrūko kažkiek ir laimės, sėkmės, bet kovą davėm. Aišku, būtų maloniau pirmą vietą, bet ką darysi. Nu, laimės tikriausiai pritrūko. Keli metimukai, 2 metimukai ir jau, žiūrėkime, mes būtumėm priekyje. Tai va, to gal ir pritrūko. Nusiteikimo tikrai netrūko, azartų tikrai netrūko, vyrai buvo įsivedę, kovojo. Tai tiek. Mykolo Riomerio universiteto treneris Vytautas Putiliūnas pasakojo, kad iki šios pergalės buvo eita eilę metų. Prieš 2-3 metus mums nepasisekdavo net išeiti į atkrintamasias. Ir pernai pritrūko vienos pergalės, kad į atkrintamasias patektumėm. Šiais metais tikrai vyrai subrendo, pasistiprinom jaunais, perspektyviais, kaip Motejūnas, Uselis, Radzevičius. Na ir senbuviai tikrai susicementavo tokia komanda ir pradėjom nuostabiai sezoną 7 pergalėm gal iš eilės. Įsitvirtinom tvirtai antroji vietoj. Mes tik pirmam rate gal nusileidę buvom Perimstai, universitetui, bet tą antrą vietą viso sezono metu mes laikėm. Ir aš dar atsimenu pirmo interviu po 1 rungtynių su Perimsta, sakau, nesureikšminu to pralošimo, mes su jais susitiksim finale. Na, finale dėja. Jie, kai sakoma, nepakliuvo į finalą, bet susitikom su Tegra. Labai esu laimingas, kad laimėjom šitą čempionatą. Ilgas buvo, tikrai varginantis.
noriu pasidžiaugti tikrai labai puikių klimatų komandoje, kada žaidžia vienas už visus, visi už vieną. Tikriausiai nedaug kas žinojo, kad naudingiausio varžybų žaidėjo titulą pelnęs Rokas Jukonis vos kelios dienos prieš finalinį susitikimą patyrė čiurnos traumą. Tačiau vaistų ir priežiūros pagalba parodė didvyrišką charakterį. Viskas buvo koncentruota šią akimirką ir mes tai pasiekėm. Ir dvigubas džiaugsmas, labai malonu, tiesiog, kad tas sunkus vakarų darbas per nenorą eiti sportuoti, jis atsipirko. Galvojau, kad praleisiu iš tikrųjų šitą finalo ketvirtą, bet ir geras specialistas ir labai didelis noras žaisti turbūt ir leido man čia pasirodyti. Stipriai sukaukoja tiesiog. Specialistas vienas padėjo, tam tikri kolai, porą procedūrų, vaistai, šildymai, šaldymai ir aš čia. Prioritetas buvo komandos pergalė, aišku, visada gauti malonu yra asmeninį apdovanojimą, bet skirčiau jį šią akimirką visai komandai, nes vienas lauke ne karys. Bet malonu, labai malonu. Ir kokie tikslai kitam sezonui? Be abejo, išlaikyti sudėtį, nes labai geras klimatas, labai gerai sutarėm, po šio vakaro dar geriau sutarsim. Žinių nežiūrėkit rytoj, tai tiesiog išlaikyti branduolį ir siekti to paties pakartoti.